vertas visos šlovės. Dėkojam tau, Dieve, kad tu atidavei brangiausia, ką turėjai dėl mūsų, nepagailėjai savo vienintelio sūnaus, kad mes grįžtume pas tave, kad į mūsų širdis sugrįžtų gyvenimas, džiaugsmas, ramybė ir kad mes turėtume amžiną meilės bendrystę su tavim, Dieve. Dėkojam tau. Ačiū tau už tavo žodį, už tavo kasdieninę maną, kurią tu mums teiki. Mes tik tai kalbame, bet tu, šventoji dvasia, atveri ausis. Mes tik sakome, bet tu apreiški savo paslaptis. Mes tik pristatom tavo žodį, bet tu, Viešpatie, keiti širdis ir gyvenimus. Todėl prašom, Dieve, kad tavo žodžiai paliestų, priartintų prie tavęs, padėtų labiau tave pamilti, sustiprintų tikėjimą, atneštų daugiau paguodos, ramybės ir pasitikėjimo tavimi. Dėkojam tau, Dieve, Jėzaus vardu. Amen. Labas rytas. Ačiū šlovintojams už gražų šlovinimą, tokį nuoširdų. Gera vėl būti kartu Alytuje. Dėkoju pastoriui Dariui, kad pakvietė. Ir norėjau pradėti nuo tokios istorijos apie karaliaus sodą ir du tarnus. Jis apgyvendino du tarnus sode gražiame, kur buvo ten patys gražiausi paukščiai ir čiurleno gražus upeliai, buvo labai gražus medžiai, vaismedžiai ir patys skaniausi vaisiai. Ir tie tarnai iš tikrųjų džiaugiasi to sodų be galo. Ten džiaugiasi, gyveno, dirbo ir kartais į tą sodą ateidavo karalius. Ir vienas iš tų tarnų viską palikęs greitai bėgdavo pas karalių, skubėdavo pas jį, kad su juo pabūtų, pasimatytų, pabendrautų. Reiškia, jis be galo apsidžiaugdavo kiekvieną kartą, kai karalius ateidavo. Ir vieną dieną karalius nusprendė sužinoti, kas yra tų tarnų širdyse. Ir jis sustabdė upelių čiurlenimą, jis patraukė paukščius. Reiškia, sodas per laiką gana greitai jis išdžiūvo, nebebuvo tų gražių medžių, gražių balsų, gražių vaisių. Ir vienas iš tų tarnų pasipiktino, kažkaip nuliūdo ir sako, kad jam nėra prasmės čia gyventi tokiam sode, nes jam nebėra džiaugsmo, ir jis išėjo. Ir kitas tarnas liko, ir kai karalius atvyko į sodą, sako, o kodėl tu pasilikai šitame sode? Jis pasakė, kad man didžiausia džiaugsma teikdavo ne pats sodas, bet kai tu ateidavai ir kai aš galėdavau pamatyti tave ir bendrauti su tavimi. Didžiausias mano džiaugsmas buvo santykiai su tavim. Ir taip atsitinka kartais, kad kažkoks tai davėjas ar ne yra svarbiau, yra mažiau svarbus negu dovanos. Aš pastebiu ir savo gyvenime, kartais, kai grįžtu namo, vaikai sako, o ką aš parnešiau. Bet aš kažkaip tai vis kažkaip pagalvodavau, tai negi manim pačiu labiau nesidžiaugia. Sakau, taigi mes nesimatėm visą dieną, aš galvodavau, kad bėga pas mane. O jie žiūrėdavo, ką parnešiau. Ir šiandien pasižiūrėsime į žmogų, kuriam vis dėlto svarbiau buvo ne palaiminimai, dovanos, sėkmė, kažkokia tai asmeninė nauda, bet jam svarbiau buvo pats dovanų davėjas, pats laimintojas ir tas, kuris teikė tuos turtus ir tą sėkmę. Pasižiūrėsime Jobo istoriją, jo gyvenimą ir pasimokysim pamokų. Ir iš tikrųjų Jobo knyga yra priskiriama prie išminties literatūros ir ten yra daugiausia klausimų šitoj knygoj iš visos Biblijos. Ir ten nėra tų greitų atsakymų, nėra tos tokios greitos paguodos, bet tai knyga apie kenčiantį teisų žmogų ir apie praskleistą dvasinę tokią užuolaidą dvasinio pasaulio. Ir pamatysime, kad kentėjimo priežastis ne visada yra nuodėmė, ar ne, ir apie Dievo meilę, išmintį, jo didybę ir
pamėginsime atsakyti klausimus, kame Jobas buvo išmėgintas iš tikrųjų, kokia buvo jo ištikimybės Dievui pagrindinė priežastis ir koks turėtų būti mūsų pačių santykis į viešpatį, į tą, kuris mums duoda palaiminimus, kokios meilės viešpats yra vertas mūsų gyvenimuose ir ką ši istorija pasako apie patį Dievą ir jo charakterį. Ir pradžioje sako, kad Jobo sūnus keldavo vaišes ir Jobas juos šventindavo, aukodamas aukas ir galvodamas, gal jie savo širdise nusidėjo, reiškia, prieš Dievą. Ir iš tikrųjų jis buvo prisėmęs tą atsakomybę už savo vaikus, nepaliko tokiai savieigai, nemąstė svarbiausia, kad aš tikiu, kad aš atsidavęs, kad aš pasišventęs. Ne, jam rūpėjo vaikų gyvenimas, kuo jie gyvena, ką jie mąsto, reiškia, kaip jiems sekasi, ar jie arti Dievo, ar jie toli Dievo. Ir manau, kad mums iš tikrųjų svarbu žinoti mūsų vaikų gyvenimą ir melstis už juos, jeigu reikia gal ir papasninkauti, žodžiu, kad mes nepaliktume iš tikrųjų vaikų tokiai savieigai. Ir man, pavyzdžiui, asmeniškai yra svarbiausias dalykas, ar vaikai užaugę tikės viešpačiu, mylės jį, seks juo. Taip pat svarbu, aišku, kaip jie dabar elgiasi ar ne, kaip mokosi, galbūt kur įstos, ten kokia bus jų profesija, bet vis dėlto svarbesnis man asmeniškai dalykas yra, koks bus jų santykis į viešpatį, ar jie juo tikės ir juo seks. Patarlėse sako, ar neparodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai jis ir jau pasenęs, reiškia, nebenuklys. Ir aš klausiu vieno Biblijos profesoriaus Van Gemereno, klausiau, sakau, bet tai būna, kad tą kelią mes parodom, kaip ir daugmaž didžioji dalis rodo tą kelią, bet kažkodėl užaugę ne visi nori Dievo. Sakau, tai ar čia Saliamonas suklydo, ar kaip čia? Sako, matai, sako, Dievo žodis, sako, patarlės yra paprastos, sako, o gyvenimas yra sudėtingas. Ir todėl, toks paprastas atsakymas buvo. Ir todėl, iš tikrųjų, vaikai mato iš tikrųjų, ar ne, kuo mes patys gyvenam ir mes jų neapgausim. Jeigu mano paties lobis yra kažkur kitur, tas pagrindinis džiaugsmas kituose dalykuose, vis tiek tai persiduos ir vaikams. Jeigu aš pats to džiaugsmo ieškau kitur kažkur, tai aš ir jiems neperduosiu Jėzaus kaip to didžiausio lobio ir turto. Ir Dievas duoda, Jobo charakteristiką pasako. Aš galvoju, kai būdavau mokyklose, kai norėdavai kažkur ar stot mokytis ir charakteristiką tau turėdavo parašyti ar ne apie tave, koks tu mokinys, reiškia, kaip tu mokais, kaip tu elgiesi. Ir čia pats Dievas pristato Jobo charakteristiką. Ir Dievo žodis sako, jis buvo tobulas, teisus vyras, bijojo Dievo, vengė pikto. Reiškia, ir po to viešpats sako, šėtonui sako, ar atkreipiai dėmesį į mano tarną Jobą, juk žemėje nėra ne vieno jam lygaus. Jis tobulas, teisus, bijo Dievo ir vengia pikto. Ir tą patį antram skyriui vėl Dievas pakartoja apie Jobą. Ir kažkaip pamačiau, kad iš tikrųjų tas tobulas nereiškia, kad Jobas buvo be tos prigimtinės nuodėmės, ar ne? Bet tai buvo tas teisingas širdies santykis į Dievą ir jo žodį. Jobas taip kaip sugebėjo, iš visos širdies vengė blogo ir siekė gero. Bėgo nuo nuodėmės ar ne ir vijosi tai, ko norėjo Dievas. Siekė to visą širdim, ką Dievas buvo pasakęs. Ir apie kai kurios karalius sako, kad jų širdis, pavyzdžiui, buvo tobulos Dievo akivaizdoje, o kai kurių karalių širdis, sako, jie sekė Dievą, bet širdis iki galo nebuvo tobula. Ir, pavyzdžiui, toks buvo Amacijas, 2 kronikų knygoje parašyta, darė, kas teisinga viešpaties akyse, bet ne iš visos širdies. Reiškia, vis dėlto turėjo kažkokį tai rezervą, matyt savo širdyje, nebuvo pilnai atsidavęs viešpačiui. Bet iš tikrųjų
Dievui buvo be galo brangu, tas Jobo atsidavimas, pasišventimas, Dievas tai labai vertino. Ir po to sako, 1 skyriaus nuo 9 eilutės, ateina šėtonas į Viešpaties akivaizdą ir provokuoja, provokuoja Dievą savo kalba, savo pasisakymu apie Jobą, savo vertinimu. Sako, ne veltui Jobas bijo Dievo, juk tu saugai jį, jo namus, visą, ką turi. Sako, tu laimini jo darbus, jo turtas didėja, bet ištiesk savo ranką, sako, ir paliesk, ką jis turi, ir jis keiks tave į akis. Ir iš tikrųjų Jobas buvo be galo turtingas, turėjo labai daug, ten 7,000 avių, turėjo 7 sūnus, 3 dukteris, reiškia daugybę tarnų, 3,000 kupranugarių, 500 jungų jaučių, reiškia ir buvo žymiausias rytuose, reiškia jis buvo ir materialiai vienas iš turtingiausių žmonių ir buvo labai gerbiamas, buvo autoritetingas, reiškia turėjo tą autoritetą didelį. Ir jeigu palygint, pavyzdžiui, šiom dienom, tai būtų kaip tokio kokio vieno regiono, toks magnatas, sakykime, oligarchas, vieno didelio stambaus regiono, koks nors žemvaldys, sakykime, ar ne. Ir manoma, kad jeigu šiom dienom palygintume, tai gali būti turtas vertinamas maždaug nuo 100 iki 200 milijonų. Panašiai, jeigu šiom dienom būtų Jobo turtas. Tokia maždaug galbūt galėtų būti vertė. Reiškia, tai buvo žmogus žinomas, gerbiamas, reiškia, pripažintas visų ir taip toliau. Ir per vieną dieną, reiškia, mes žinom, kad visa tai sugriūna. Reiškia, buvo pagrobti, reiškia, jaučiai, asilai, tarnai užmušti, reiškia, žuvo jo sūnus, žuvo jo vaikai. Faktiškai sugriuvo viskas, visa ta sėkmė, laimė, džiaugsmas, reiškia, tuo, ko Dievas laimino daugybę metų, per vieną ar per 2 dienas viskas sugriūna absoliučiai. Ir tai buvo, milžiniškas toksai smūgis. Tai buvo ne tik tai tas kaip materialinė netektis ar ne, bet tai buvo didžiulis tas psichologinis smūgis. Kai tu iš sėkmingo, pripažinto, reiškia, autoritetingo žmogaus, tu tampi apgailėtinu, tokiu, reiškia, apgailėtinu, tokiu vertu tik tai gailesčio, reiškia, ir, tai buvo be galo sunku ištverti, ar ne? Bet to šėtonas vėl stoja prieš Dievą ir Viešpats vėl to paties klausė, ar ne, sako, ar atkreipei dėmesį, sako, į mano tarną Jobą. Sako, jis ir toliau, sako, lieka man ištikimas, nors tu mane sukurstei, kad be priežasties jam kenkčiau. Sako, jis ir toliau lieka man ištikimas, bet šėtonas, sako, žmogus viską atiduos, kad liktų gyvas. 2 skyriaus 4 eilutė ir po to 2 skyriaus 5 eilutė sako, ištiesk savo ranką, paliesk jo kaulus ir kūną, sako, ir jis keiks tave į akis. Ir Viešpats tarė, jis tavo rankose, sako, tik neliesk jo gyvybės. Ir tada ištinka Jobas skaudžios votys, reiškia, nuo padų iki viršugalvio. Ir dar žmona sako, ar tu vis laikaisi ištikimybės, sako, prakeik Dievą ir mirk. Reiškia, Jobui buvo likusi tik žmona ir gyvybė, faktiškai visą kitą prarado. Ir sako, bet tu kalbi kaip viena iš kvailų moterų, sako, argi priimtume gerą iš Dievo rankos, o piktą nepriimtume, sako, ir Jobas visų tuo nenusidėjo savo lūpomis. Ir iš tikrųjų Jobo meilė ir ištikimybė Viešpačiui liko nepajudinama. Jo buvo sujudinta visa tai, ką jis turėjo, atimta, patraukta. Ir dar ta siaubinga liga su skausmais, bet jo meilė Viešpačiui, ištikimybė nepajudėjo. Ir faktiškai Dievas, galima sakyti, kaip ir parodo, ar ne, šėtonui, ar ne, parodo mums skaitytojams, sakykime, savo žodyje, vis dėlto,
kad kritusio nuodėmingo žmogaus meilė, tokia didelė meilė Dievui yra įmanoma. Reiškia, vis dėlto žmogus gali taip stipriai mylėti Dievą ir net tokiuose aplinkybėse likti jam ištikimu. Todėl mes visi nusidedam, Jokūbas sako, mes daug kur nusižengėme, bet ar mes susitaikom ir jau nebekovojam, ne? Jobas liko ištikimas Dievui, nepasidavė netikėjimui ir toliau tarnavo viešpačiui. Nors sako, visą, ką jis turi, atiduodu tavo valdžion, sako, jis tavo rankose, šėtono rankose, bet Jobas nepalūžo. Ir aš manau, kad Dievas tave žino, pažįsta geriausiai ar ne, ir žino, kiek tau gali leisti. Jobo gyvenime Dievas žinojo, kiek jis gali jam leisti, matė jo širdį ištikimą ir taip ir tave jis pažįsta geriausiai, jis tave sukūrė ir jis žino, kiek tu gali dėl jo pakelti. Sako, Paulius sako korintiečiams, sako, Dievas ištikimas ir neleis jūsų mėginti daugiau, nei jūsų jėgos leidžia. Ir bendravau su viena šeima, kuri eina per sunkius išmėginimus, tikinčiųjų šeima, ir ten teismai vyksta ten su savo giminaičiais, ten jau keli metai. Ir sako, aš neįsivaizduoju, čia, sako, kaip čia kažkas kitas gal net nepakeltų. Sako, bet jaučiame, kad Dievas mums duoda tokią antgamtinę malonę. Per visą tai pereit, visą tai ištverti, jau sako, jau keli metai. Reiškia, ir tai yra iš tikrųjų rūpestingos, išmintingos meilės išraiška. Dievas įveda į tuos sunkumus, bet turėdamas galbūt kažkokį tikslą, jis mato visą tavo gyvenimo paveikslą, ar nežino tas dovanas, kurias jis į tave įdėjo, žino pašaukimą, kurį tau turi. Galbūt jis turi savo būdų viešpats, ne, kaip patraukti galbūt kažkokius negerus dalykus iš mano gyvenimo, iš mano širdies. Ir kažką leidžia su kažkokiais savo tikslais, bet jis visuomet yra kartu su mumis. Jobas 23 skyriaus 10 eilutėj sako, viešpats žino mano kelią, reiškia jis pasitikėjo. 16 skyriaus 20 eilutėj sako, Dievas mato mano ašaras, reiškia jis iš vienos pusės kaip ir žino, kad Dievas toliau tame išmėginime yra su juo. Jis leido, bet buvo kartu. Ir kartais, kad Dievas yra toliau kartu su tavim, reikia tiesiog priimti tikėjimu. Nes aplinkybės neliūdija, ar ne? Paaiškai, sako, pilotai lėktuve, kai skrenda, ar ne, ir ten audra, tamsu, iš vis absoliučiai nieko nesimato ir vadovaujasi prietaisais tiesiog. Bet ne, prietaisai rodo, kad viskas gerai. Tai ir taip ir mums tie prietaisai yra Dievo žodis, jo pažadai, kurie nesikeičia, kad sako, aš niekuomet tavęs nepaliksiu ir neapleisiu. Ir todėl kartais mums tiesiog jau ne jausmais reikia, ne, bet tikėjimu priimti, kad viešpats toliau yra kartu. Bet po to matom, kad Jobas kaip ir blaškosi, jau 29 skyriaus jau 5 eilutėj sako, kai visagalis dar buvo su manimi. Jis kaip ir tiki, kad Dievas su juo, bet jau kitoj vietoj tarsi jau abejoja, jau nebežino. Sako, kai jis dar buvo su manimi. Bet pasitikėkim, ar ne, kad viešpats nepalieka. Aš irgi, kai netekau mamos per koronavirusą, kažkaip Dievas taip ypatingai prisilietė. Net mamos netekau, po to po 2 savaičių sesers netekau, iš karto buvo 2 netektys brangiausių žmonių. Bet kažkaip Dievas taip antgamtiškai aplankė ir taip atrodo tarsi nešiotų ant rankų, tas kelias, savaitę, 2 savaitės, niekada tokio Dievo artumo buvimo dar niekada nebuvau išgyvenęs. Tarsi taip, kaip įvilktų į kažkokį, tai nežinau, rūbą kažkokį ir vaikščiojau toks atrodo kaip žemės neliesdamas. Tiesiog kažkokia buvo neįtikėtina, ypatinga Dievo malonė tame kentėjime, toj netekty. Ir turbūt esat patyrę galbūt kažkokių panašių išgyvenimų, kai teko eiti per kažkokius kentėjimus ar netektis.
Ir aišku, kai mus puola kažkas, dažniausiai iššaukia gynybinė reakcija. Ir tie Jobo guodėjai, draugai, nuolatos kaltino Jobą. Reiškia, kad jis negali būti, kad kenčia nekaltas, kad jis nusidėjo. Ir Jobas 23 skyriuje, jau nuo 10 eilutės jis kaip ir pradeda teisintis, net laikydamas to puolimo nuolatinio, reiškia, jis sako, jei kas mane ištirtų, būčiau kaip auksas, sako, ėjau jo pėdomis, iš jo kelio neiškrypau, nuo jo įsakymo nepasitraukiau. To 29 skyriui, nuo 12 eilutės sako, išgelbėjau vargšą našlaitį, buvau akys aklam, kojos raišam. 30 skyriui sako, ar neverkiau dėl kenčiančio, po to pasižadėjau niekada geisdamas nežiūrėti mergaitę, sako, ar nedaviau Elgetai drabužio, beturčiui kuo apsikloti. Ir jis sako, savo nekaltumo neatsisakysiu iki mirties. Ir mane iš tikrųjų stebina tas Jobo įsitvirtinimas savo nekaltume, nes aš iš savo gyvenime pastebiu, kad aš labai greit pasismerkiu. Tik kažkur kažkas nepavyko, kažkur kažkokia nelaimė, aš iš karto susikoncentruoju į save, ten tą nuskriaudžiau, tam ne tą pasakiau, ten kažkur neįsimušiau talonėlio, viskas aišku. O Jobas sako, savo nekaltumo neatsisakysiu iki mirties ir mane taip stebina tas įsitvirtinimas tokiam savo nekaltume. Ir aišku, matyt, Jobas turi argumentų, tarkim, pavyzdžiui, patarlių knyga, ji tarsi prieštarauja Jobo patirčiai, nes ten labai aiškiai parašytas tas skirtumas. Teisusis klestės, ten arba neteisusis kvailys, reiškia, pražūs, teisėjai yra šviesa, neteisėjai yra tamsa, ten labai aiškiai atskirta ir, matyt, Jobas galbūt galėjo ir pasimesti šitoj vietoj, bet mes matom, kad jis tikėjo tuo savo nekaltumu. Bet jis ne tik teisinasi, ar ne, jis po to jau 9 skyriaus 22 eilutė ir toliau jis jau pradeda kaip ir kaltinti Dievą ir kaip pasakyti, jau meta tokį šešėlį ant Dievo, sako, nėra jokio skirtumo, jis sunaikina kaltą ir nekaltą, jei nelaimė pražudo, sako, jis juokiasi iš nekaltųjų išmėginimų. 10 skyriui sako, ar tau gera prispausti ir paniekinti savo rankų darbą, tokius jau sarkastiškus klausimus užduoda Dievui. 19 skyriui sako, šaukiu garsiai, bet nėra teisybės. Sako, teisybės nebėra. Ir po to sako, tu tapai man žiaurus, 30 skyriuje. Jis ne tik teisinasi, bet pereina tarsi jo tokį nepasitenkinimą Dievu. Ir aš galvoju, bet kodėl tada Dievas vis tiek, mes matom, kad jis apie jį kalbėjo teigiamai. Nors jis ir teisinosi, ir tarsi priekaištavo Dievui, ar ne, bet sako, jis nenusidėjo lūpomis, jis nekalbėjo kvailai, reiškia. Tikriausiai galbūt vienas iš atsakymų gali būti, kad Dievui patinka, ar ne, kai mes išliejam jam savo širdį. Jobas niekada nepaliko paties Dievo. Jis galbūt murmėjo, stebėjosi, nesuprato, ar šaipėsi, dar kažką, bet jis Dievo nepaliko, jis nebėgo pas kažkokius kitus gelbėtojus. Jis neieškojo kažkokių kitų išeičių, ar ne, kitų atramų, kitų gelbėtojų, jis liko su Viešpačiu, buvo toks, koks buvo, atviras, išliejo jam savo skausmą, išliejo jam savo ašaras, buvo nuoširdus, atviras. Ir aš galvoju, mums gera pamoka, kad nebijokim Dievui išsisakyti, ar ne, tokie, kokie mes esam. Išlieti savo jausmus, savo skausmą. Aš atsimenu, kai per savo gimtadienį sužinojau, žmona nuėjo pas gydytoją ir pasitikrint, kažkodėl bus įrašius per gimtadienį mano ir sužinojom, kad įvyko persileidimas. Ir aš kažkaip, man tas toks pyktis buvo, galvoju, Viešpatie, tai ar tu čia žaidi su mūsų jausmais, tai kam tas vaikas tada iš vis užsimesgė, jeigu tu jau žinojai, kad jo nebus ir taip toliau. Ir aš taip murmėjau prieš Dievą, reiškia,
toks kažkoks kartėlis, tokie tiesiog spontaniškai, tokie neigiami jausmai iškilo, bet aš tikiu, kad Dievas nei baudė už tai, nei kažką tai mane nurašė, nei mane paniekino, priėmė tikriausiai kaip savo vaiko, tiesiog pamurmėjimus, pikimą tokį natūralų. Ir tiesiog būkim su viešpačiu paprasti. Paulius sako, kad jūsų širdis nesugestų be paprastumo Kristuje. Ir aš pasižiūrėjau, to žodis paprastumo reiškia paprastą, vaikišką pasitikėjimą Dievu, be jokių filosofavimų, gudrių išvedžiojimų. Jis nebaudžia, jeigu mes išsiliejam tokie, kokie esam ar ne, bet supranta, atleidžia, palaiko, guodžia mus, pakelia ir veda tolyn. Ir iš tikrųjų yra svarbus skyrius Jobo knygoje 28, kuris kalba apie išmintį, nes taip kaip ir Ekleziasto knyga, Patarlių knyga, kai kurios psalmių knygos, taip ir Jobo knyga priskiriama prie išminties literatūros. Ir 28 skyriaus 12-13 eilutėje sako, kur randama išmintis, kur supratimo šaltinis, jog žmogus nežino jos kainos, neprilygsta jai auksas, negalima jos gauti už brangius aukso dirbinius, perlai neverti minėti, ji brangesnė už rubinus, Dievas žino, kur ji yra, Dievas žino, kur išmintis. Ir todėl šita istorija Jobo nėra vien tik apie kentėjimą, tai yra ir apie Dievo išmintį. Ir draugai nesuprato, kad Dievas valdo, reiškia, ne tik tai atlygio už gerą ar blogą principą, kad Dievas valdo tiesiog savo išmintimi, savo įvairiais paslėptais dalykais. Ir Jėzus pats yra išminties šaltinis, ar ne? Sakykime, ir pats Saliamonas neprilygo Jėzaus išminčiai. Sako, pietų šalies karalienė atkeliavo paklausyti Saliamono išminties. Jėzus sako, štai čia daugiau negu Saliamonas. Jėzus apie save sako, ar ne? Ir Kolosiečiams sako, Jėzuje slypi visi išminties ir pažinimo turtai. Todėl mes irgi, kaip ir Jobas, mes neturim visų atsakymų į savo gyvenimo klausimus. Todėl prašykime tos išminties, ar ne, savo gyvenime tinkamai priimti tuos išmėginimus, kažko iš jų pasimokyti ir suprasti, kad Dievas turėjo savų priežasčių, kad mes patekom į kažką tai. Aš prašau pokyčių savo gyvenime, charakteris, kad keistųsi, dar kažkas, noriu panašėti Jėzų, bet jis nepaims, nepakeis tiesiog savybę mano, ar ne. Jis duoda aplinkybę, duoda kažkokius tai toksiškus žmonės, kurie trukdo man, bet aš pamirštu, kad aš pats esu toksiškas. Todėl jis duos kažkokį nepatogų žmogų, dar galbūt įves į kažkokį tai darbą, galbūt kur aš ten būsiu keičiamas, lipdomas, bet kai aš patenku į tas situacijas, aš pamirštu, kad prašiau. Aš nebesuvedu su to savo prašymu, viešpati keisk mane ir daryk panašių į save. Tai jis ir keičia, ne? Žodžiu, yra situacijos, kai mums reikia, mes retai vienas kitam sakom, tiesiog pakentėk. Kaip Paulius sako, Timotėjui sako, iškęsk sunkumus kaip geras Kristaus karys. Žodžiu, kartais tiesiog reikia pakentėti. Ir Filip Jansi knygoje, kur Dievas, kai skauda, sako, išmėginimai yra Dievo dovanos, kurių niekas nenori. Todėl ar mes žiūrime į tuos sunkumus ir sielvartus kaip į jo dovanas, kaip tik į jo palaiminimus, kurie mus brandina ir keičia. Aš pasižiūrėjau, Alytaus bažnyčios viena iš šių metų maldos krypčių yra išlaikyti viltį, susiduriant su netikėtais iššūkiais, sunkumais ar situacijomis, kuriuose patys nieko negalime padaryti. Todėl sunkumuose matykime iš tiesų tą Dievo rūpestį, ar ne? Mes visi norim labai gerų dalykų, bet Dievas tau nori pačių geriausių.
Ir Jobas sako, 13 skyriaus 15 eilutėj sako, jeigu, sako, jis mane ir nužudys, sako, aš juo pasitikėsiu. Ne tik tai, kad atims kažką, neduos kažko, sako, jeigu nužudys, aš juo vis tiek pasitikėsiu. Ir todėl mes kažkaip anksčiau ar vėliau kiekvienas būsim vis tiek mėginami, ar ne, dėl ko mes mylim Viešpatį, ar mes iš tiesų mylim jį dėl jo paties, ar dėl jo dovanų, ir tirkim savo širdies santykį į Viešpatį. Gal mes Jėzumi tik naudojamės kažkokiai tai savo gerovė ir saugokimės to vartotojiško požiūrio į Dievą. Ir kai mes patiriam Dievo tylą, kai nėra atsakymo, ne, kai atrodo, kad jo pažadai miega, kai mes ne tik kažko negaunam, bet kai ir atimama tai, ką mes jau buvom gavę, ar ne, tai likime jam ištikimi ir neleiskime niekam sugriauti meilės ir ištikimybės jam. Ir manau, kad tai aktualu ir bažnyčiai vietiniai, ir tarnavime, ar ne, aktualu, nes ar vis dėlto jo palankumą mes kažkaip užsidirbame, ar ne. Jobo draugai turėjo tą užsidirbimo nuopelnų, tą nuostatą širdyje. Ir tas sūnus, ne, vyresnysis sūnus, palyginėme apie gailestingąjį tėvą ir du sūnus. Sako, aš tiek metų tau tarnauju, aš tiek tarnauju, tu man kažko nedavys, reiškia užsitarnauja viską. Galvojo, kad viską užsitarnauja. Vienas brolis liudijo irgi, sako, aš jaunimo stovykloje ar paauglių vasarą, sako, aš tiek tarnavau Viešpatie. Ir nuvažiavo vasarą jau pailsėti su šeima prie jūros ir sako, ir ten kažkas su koja atsitiko, labai mėgsta tą paplūdimį tinklinį žaisti. Ir jis sako, negaliu žaisti, viskas kojas skauda. Ir aš pradėjau aiškinti Dievui, aš tau tiek tarnavau, aš tiek ruošiausi, sako, aš ten atidaviau visą širdį toj stovyklai, tu man nedavei pasidžiaugti, tu neduodi man pasidžiaugti prie jūros, sako. Ar vis dėlto mes užsitarnauja? Man irgi atrodo, kad aš paskutiniu metu nieko blogo niekur niekam nepadariau, stengiausi viską daryti gerai ir man atrodo, kad dabar Dievas kažkaip įpareigotas mane laimint. Niekur nieko nenusižengiau paskutiniu metu. Bet Dievas gali ne tik tai neduoti kažko, bet gali paimti, ką tau jau buvo davęs. Pavyzdžiui, vienas šlovinimo lyderis liudijo, kai kažkaip jam susirgo gerklės vėžių, bet jis toliau tarnavo, reiškia, ir sako, o kas būtų, jeigu ir nebegalėtumėt giedoti. Sako, ar jau nebebūtų prasmės gyventi tada. Ne, sako, aš vis tiek šlovinčiau Viešpatį. Todėl mums verta savo karts nuo karto, manau, išsikelt tokį klausimą savo gyvenime, ar ne? Ką iš mūsų paėmus, patraukus, gyvenimas nebetektų prasmės ir tikro džiaugsmo. Ir jeigu aptinkam, kad galbūt yra kažkoks toks dalykas, ar ne, reiškia, tai yra tas netikras gelbėtojas mano širdį, kuris man žada kažkokią tai laimę, kurios atseit Dievas duot negali. Jeremijas sako, šaukiu ir meldžiuosi, bet jis neatsako į mano maldą. Jis perverė mano širdį, nežinau, sako, kas yra gerovė. Sako, bet Viešpats yra mano dalis. Jis vis tiek džiaugiasi Dievu ir sako, gera nešti jungą nuo pat jaunystės. Žodžiu, jam svarbiausia buvo, kad jis turėjo Dievą ir kad vis tiek galėjo jam tarnauti, nors jis negavo atsakymų į kažkokias maldas, jis buvo pasimetime. Todėl tarnaukim jam toliau, ar ne, nepriklausomai, ir Jėzus laimina ar nelaimina. Ir Malachija sako, įžūlius jūsų kalbos prieš mane, kad jūs sakote, jokios naudos iš tarnavimo Dievui, sako, bet vieną dieną jūs matysite skirtumą tarp to, kuris tarnauja man ir to, kuris man netarnauja.
Ir esu susidūręs su įvairiom situacijom, kai su viena seserį mokėmės Biblijos mokykloje ir po to neliko, susitikom ir klausiau kažkaip apie jos gyvenimą, kodėl jau nebėra su Dievu. Sako, Dievas neištesėjo pažado duoti vyrą. Toks Dievas nebeaktualus. Kodėl žmonės skiriasi? Esu girdėjęs vieną iš argumentų, kad žmona nebedžiugina. Nebedžiugina ir neatsako į poreikius. Bet juk yra tie įžadai ar nesantokoj, kad ištikimybė pažada gerų ir blogų metų, ligo ir sveikatoj, džiaugsme ir liūdesy. Ar neturėtų toks pats santykis būti Dievą? Vienas žmogus pasakoja, viena moteris, kur buvau šeimoje, kad turėjo su vyru verslą kartu, reiškia, viskas sekėsi, keliavo ten, bet vyras buvo stambus ir darė jai masažą ir pažeidė stuburą darydamas masažą. Ir ji tapo kaip neįgali ten, ta prasme, nežinau, ar darė operaciją, bet nieko neišeina, yra tokiuose nuolatiniuose skausmuose. Gera ten morfijų, reiškia, kiekvieną dieną ir tai skausmai praeina, užeina, bet, sakau, o tai vyras tas, žinai, klausiau. Tai ne, mes kažkaip turėjom pokalbius, išsikalbėjom, sako, kad, vis dėlto, negali su manim toliau gyventi, sako, nes aš esu jaunas, aš dar noriu pagyventi. Nes jam reikia ir po pasaulį toliau keliauti ir, žodžiu, ir verslo vystyti, ir jis ją paliko tiesiog, nes iš jos jau naudos jokios gauti kaip ir nebegali jau, nes jis nori pagyventi. Tai tokia žmona jau trukdo. Filip Jansi knygoje irgi skaičiau Nusivylimas Dievu, buvo toks teologijos studentas Richardas ir rašė recenziją kaip tik apie Jobo knygą ir po to ruošėsi tą knygą jau išleisti spaudai. Ir prieš pat išleidžiant jis kalbėjo, reiškia, su tuo studentu ir pasirodo, kad jis jau beveik jau Dievu nebetiki, nes vienu metu išsiskyrė tėvai, paliko į draugę, kur jau ruošėsi tuoktis, paliko nieko nepasakiusi, atsinaujino jo liga, reiškia, kur jau buvo sakę, kad išgyjo ir jis jau galvojo, kad čia Dievas išgydė ir jį atleido iš darbo, kur jau sakė, kad čia jau priėmė ir ta prasme, 4 aplinkybės neigiamas supuolė vienu metu ir jis tiesiog kažkaip nusivylė Dievu, bet po to meldėsi Dievui ten ar visą naktį ir tikėjusi, kad kažkaip Dievas ateis, paaiškins, atsakys kažką, bet sako, buvo visiška tyla ir jis nusivylė, reiškia. Ir Filip Jansi pasakojo tą istoriją, kad ir jis sako, aš daugiau kažkaip nebetikėsiu, aš buvau tuose tikėjimo pančiuose, mane vertė tikėti aklai. Ir žodžiu, jo tas nusivylimas Dievu peraugo į pyktį. Ir žodžiu, ir jis sako, aš buvau tą žmogų sutikęs dar po kelių metų ir sako, jis vis dar tebe buvo piktas ant Dievo. Todėl iš tikrųjų saugokimės, kad mes nenusiviltume. Yra priešingi pavyzdžiai, vienas žmogus irgi atsisakė pelningo darbo, kad galėtų pamokslauti, bet įvyko avarija, reiškia, susižalojo, tapo neįgaliu, žmona susirgo vėžiu, toje avarijoje taip pat ir sūnus buvo sužalotas, bet jis sako, bet aš nenusivyliau Viešpačiu, aš žinau, kad dėl kažkokių priežasčių jis tai leido ir kad jis yra su manimi šitam skausme. Jis sako, aš dabar turiu žymiai daugiau laiko su juo būti, sako. Ta prasme, yra priešingi pavyzdžiai. Ir su viena seserim kalbėjau, kuri irgi labai norėjo šeimos, bet jai jau, kadangi jau nemažai metų, tai pradėjo galvoti, kad turbūt šeimos nebesukurs, bet sako, aš po tų ilgų kovų kažkaip vis dėlto, sako, apsidžiaugiau savo širdyje ir matau, kad kalba nuoširdžiai, sako, supratau, kad jeigu Dievas nori mane visą turėti savo, sako, aš džiaugiuosi, aš laiminga, sako.
Todėl tegul tos baisios aplinkybės neatšaldo ar ne mūsų ištikimos meilės Jėzui. Aš klausiau savo sūnaus Jono, sakau, už kokias savybės tu mane labiausiai myli. Galvojau, kad kažką išvardins. Sako, myliu tave todėl, kad tu mano tėtis. Tai vat, mylėkim Dievą ne dėl, kad laimina kažką ar ne, mus ne dėl mūsų kažkokių nuopelnų, ar kad mes kažką gero tik tai gaunam. Jeigu, pavyzdžiui, galvoju, Dievas Jobui būtų sakęs, atvėręs visą tą paslaptį, ar ne, ir pasakęs, žinok, apie tave skaitys milijonai, tu būsi paguoda ten, 100 milijonų, papasakotų viską ar ne, tai galbūt Jobas pagalvotų, kad verta pakentėti. Vis dėlto aš po to 1000 būsiu išaukštintas, bet Jobas viso to nežinojo. Ir draugai sako, jei ieškosi Dievo, būsi tyras ir doras, jis duos klestėjimą. Jei pašalinsi kaltes, tavo gyvenimas bus šviesus. Jei pašalinsi nedorybę, krausi auksą kaip dulkės. Žodžiu, draugai ir toliau provokavo Jobą atgailauti ir jis tada viską atgaus, tas gerybės visas. Ir jeigu Jobas tai būtų daręs ar neparodytų, kad tas auksas ir visa kita jam yra svarbiau. Ir Psalmiai 37 sako, gerėkis Viešpačiu ir jis suteiks tau, ko geidžia tavo širdis. Ir aš kažkaip pagavau save bemąstantį. Aš galvoju, jeigu Dievu būčiau gerėjęs jis anksčiau, jau ir namą būtume turėję, mašiną gerą, kodėl aš juo nesigerėjau? Nes čia skamba kaip sąlyga, gerėkis ir gausi, ko tu iš tikrųjų nori. Bet ar vis dėlto pats Viešpats nėra didžiausias džiaugsmas? Ir man patiko toks pasakojimas, girdėjau iš Romo Tuomenio, kai pamokslavo. Sako, kai įtikėjęs indas lankėsi hinduistų koledže ir tas paklausė, reiškia, jo dėstytojas, kur dėstė indų religiją, sako, ką radai krikščionybėje, ko neradai jokioje kitoje religijoje. Sako, aš atradau Jėzų. Ne, sako, kokį gerą, naudingą tu atradai gyvenimo principą, kokius tu naudingus pamokymus atradai, ko nėra pas mus, sako, ką tu ypatingo atradai. Sako, ypatingas dalykas, kurį atradau, yra Jėzus. Todėl aš manau, kad Dievas mus anksčiau ir vėliau atveda į tą padėtį, ar ne, kai mums lieka džiaugtis tik juo pačiu. Ir be abejo, mylėti Dievą dėl jo paties reiškia dėl to, koks jis yra ir ką jis padarė dėl mūsų, kad jis atidavė save, nepagailėjo savo gyvybės. Tai be abejo mes jį mylim dėl Dievo savybės ar ne savybių, dėl to, koks jis yra ir ką jis iš esmės dėl mūsų padarė, kad mus išgelbėjo. Bet visa tai, ką jis jau laimina, tai nebėra pagrindinis dalykas mums. Ir aš manau, kad Viešpaties dovanos mums nesuteiks to pilno džiaugsmo, jeigu visų pirma mes nesižavėsim davėjo grožiu ir tobulumu. Todėl nepakanka tik žinoti, ar ne, kad aš myliu Dievą, bet reikia vis savęs klausti, o kodėl aš jį labiausiai myliu. Ir yra pavyzdžiai Biblijoje, ar ne, kaip Abraomas aukojo sūnų, kurio laukė daug metų, 25 metus, bet kai Viešpats paprašė paaukoti, vis dėlto ta jo didžiausia gyvenimo svajonė, ar ne, išsipildžiusi, vis dėlto buvo mažesnė vertybė negu ištikimybė Dievui ir jis paaukojo. Pavyzdžiui, Ona Samuelio mama sako, jei duosi man sūnų, sako, aš atiduosiu jį Viešpačiui per visas gyvenimo dienas. Ir jie atidavė Samuelį Dievui ir atsisakė to Dievo įgimto įdėto motinystės džiaugsmo. Sako, aš atvedu, kad jis visą gyvenimą tau priklausytų. Pavyzdžiui, pranašas Habakukas sako, nors figmedis nežydėtų, nebūtų vaisių, vynmedžių, reiškia, derliuose dingtų avys, ožkos,
nebūtų gyvulių tvartuose, sako, bet aš džiaugsiuosi viešpačiu, džiūgausiu, sako, savo išgelbėjimo Dievu. Jam svarbiau buvo ne materialinė gerovė, o meilės santykiai su viešpačiu. Marija Magdalietė, ar ne, kai atėjo į sodą ir sako, ko ieškai, ar ne, tas sodininkas paklausė, reiškia, kur galvojo, kad sodininkas ten buvo Jėzus, ir jis sako, pasakyk, kur jį padėjai, sako, aš jį pasiimsiu. Juk iš mirusio Jėzaus jau nebegalėjo gauti kažkokios naudos, bet jam net ir miręs Jėzus buvo brangiausia, ko jį ieškojo. Ir Paulius sako, ne, viską laikau nuostoliu, sąšlavomis dėl Jėzaus pažinimo didybės. Ar mes taip mastom, ar ne, kad tai, kas mums trukdo artėti prie jo, tai, kas mums trukdo pažinti jį, ar mes tai laikom kaip nuostoliu savo gyvenime. Jėzui velnis siūlė visas pasaulio karalystės, ar ne, bet jo tėvas jam buvo brangiau. Ir todėl žiūrėkim, ar yra kažkur tie tokie kaip mūsų netikri gelbėtojai, ar mes labiau mylim tuos pakaitalus, ar ne patį šaltinį. Ir galiausiai pamatom tą Dievo didybę, ar ne, 42 skyriuje. Jobas sako, žinau, kad tu esi visagalis, niekas nesutrukdys tau padaryti, ką sumaniai. Kalbėjau, ko nesuprantu, dabar mano akys mato tave, todėl aš sako, aš atgailauju. Bet čia iš tikrųjų nėra tos moralinės atgailos prasmės, nes jeigu jis atgailautų, tai jis pripažintų, ar ne, kad kažkaip buvo kaltas ir kenčia kaltas. Dėl to tas žodis atgailauju nėra tiksliai išverstas. Čia jis paprasčiausiai atsisako savo neteisingo supratimo ir tiesiog pripažįsta, kad jo supratimas buvo ribotas ir klaidingas. Sako, aš atsižadu savo žodžių ir keičiu savo požiūrį, jis nusilenkia, pripažįsta Dievo didybę, šlovę ir išmintį. Ir sako, baisiuosi savimi, ar ne, kuo labiau matom Dievo grožį, jo didybę, tuo labiau pradedam matyti savo netinkamumą, savo bankrotą, savo neatitikimą. Todėl žiūrėkime į Dievą kaip į tą leviataną, ar ne, kurio mes patys negalim sukontroliuoti. Ir Viešpats sako, Dievo šlovė paslėpti dalyką. Sako, kas paslėpta priklauso Viešpačiui mūsų Dievui, o kas apreikšta mums ir mūsų vaikams. Jeigu mes pilnai paaiškintume Dievą ar ne, tai jis nebebūtų Dievas. Ir Jobo knygoje parašyta 33 skyriui, Dievas didesnis už žmogų ir neatsiskaito už jokius savo darbus. Todėl mokykimės gyventi su neatsakytais kažkokiais klausimais. Tai irgi yra dvasinės brandos požymis. Ir Korė ten buvom savo knygoje, sako, dabar mes matome tik išvirkščią savo gyvenimo rašto pusę, bet vieną dieną pamatysime viso savo gyvenimo tikrąjį raštą. Ir pamatysim, kodėl toje vietoje reikėjo juodų siūlų, kodėl ten raudonų, kodėl ten turėjo būti baltas fonas, kodėl ten mėlynas fonas. Vieną dieną galbūt mes suprasim. Ir galiausiai Dievas atstatė Jobą, apsireiškė jam, palaimino dvigubai, gavo visko dvigubai, išskyrus vaikų ir dar gyveno 140 metų. Ir iš tikrųjų Jokūbas sako, jis sužeidžia, bet ir aptvarsto, jis sumuša, tačiau ir pagydo, jis siunčia sielvartą, bet vėl pasigaili dėl savo malonės gausos. Ir kaip manoma, kad Saliamonas turi žiedą, čia gal legenda, kad ant žiedo buvo užrašas ir tai praeis. Žodžiu, kas bebūtų, tai praeis mūsų gyvenime. Ir todėl pamatėme, iš tikrųjų, kad tas širdies tobulumas mūsų yra tiesiog teisingame santykiai į Dievą ir jo žodį. Ne tame, kad mes neklystam, nedarom klaidų ir niekada niekur nenusidedam, bet saugokim patį santykį į Dievą. Ir kad Dievas mato ir brangina tą nuoširdų atsidavimą jam, kad Viešpats leidžia tiek, kiek gali pakelti ir tuose skausmuose yra kartu su kiekvienu iš mūsų.
Ir kad nebijokim būti kokie esam, išlieti jam jausmus, emocijas, išsisakyti, išsikalbėti, atsiverti, būkim atviri prieš viešpatį ir pamatėm, kad jis valdo ne tik atlygio principu, bet savo išmintimi. Ir kad tavo meilė ir pasitikėjimas jų anksčiau ar vėliau bus išmėgintas. Mes nežinom, kaip ir kada. Tarnaukim viešpačiui nepriklausomai nuo jo dovanų ir palaiminimų. Ir kad Dievas atskleidžia ne kiek daug, jis yra didesnis už mus. Jis atveda į tuos išmėginimus ir išveda iš jų savo nustatytų metu, ar ne? Ir mus stiprina tie pavyzdžiai tų žmonių, kuriems Dievas buvo svarbiau už tai, ką jis gali duoti. Ir pats Jėzus, ar ne, kaip ir Jobas kentėjo nekaltas. Jis irgi nekaltas kentėjo dėl kiekvieno iš mūsų, kad mus išgelbėtų, atpirktų, grąžintų tėvui. Ir todėl Dievas tau nepadarė nieko blogo niekada, ne, ir jis nori tik pačio geriausio, ir jis žino ir supranta, kas tau yra geriausia, ir tai daro. Jis paaukojo save be jokio rezervo, todėl iš tikrųjų jis yra vertas, kad jį mylėtume dėl jo paties. Todėl labiau ieškokim, ar ne, nesėkmės, bet to duodančio sėkmę, ne kažkokių materialinių dalykų, palaiminimų, bet to, kuris juos duoda, kuris laimina. Kažkas pasakė, jei turi viską, bet neturi Dievo, tai neturi nieko. O jeigu turi Dievą ir neturi nieko kito, tai su Dievu vis tiek turi viską. Ir kai žiūrėjau filmą Kristaus kančia ir Jėzus prieš jį nuplakant, sako, mano širdis pasiruošusi, tėve, prieš tą kančią reiškia. Todėl manau, kad tie žodžiai, ar ne, ištiesk savo ranką ir paliesk, ką jis turi, kažkaip skamba ir kiekvieno iš mūsų gyvenime. Kažkaip matyt, tai irgi gali būti Dievo leista, ne, paimti kažką iš mūsų. Ar tavo širdis pasiruošusi pakentėti, jei tokia bus jo valia, neturint atsakymų ir paaiškinimų? Ar esi pasiruošęs likti ištikimu jam, jei ir negausi, ko labai norėjai? Ar ir toliau tarnausim viešpačiui ir būsim su juo meilės draugystėj, jeigu jis paprašys kažko labai brangaus iš mūsų, ką mums jau buvo davęs? Prašykim, kad viešpats iš tiesų padėtų mums mylėti jį vis labiau. Ir kaip pastorius Darius, jūsų bažnyčios pastorius, pamokslavo neseniai apie karalystę, dangišką karalystę, aš pagalvojau vis dėlto, ar man reikia karalystės be karaliaus? Juk pačioj karalystėje visada svarbiausia yra karalius. Padėkokim viešpačiui, ačiū tau Dieve už tavo šviesą viešpatie, dėkojam tau, kad tu laimini mus Dieve įvairiausiais palaiminimais, kad tu atsakai mūsų poreikius, mūsų prašymus, maldas, kad tu myli rūpiniesi kiekvienu iš mūsų Dieve, kad tau rūpi mūsų dvasiniai poreikiai ir sielos poreikiai ir visi buitiniai poreikiai, ir tu rūpiniesi, atsakai, laimini ir stiprini kiekvieną iš mūsų, ir visa, kas gera, Dieve, ateina iš tavęs, iš tavo rankos. Bet prašom, Dieve, kad tai niekada nebūtų mums svarbiau už tave patį, kad vis dėlto tu pats būtum tas didžiausias lobis, didžiausias turtas, didžiausia brangenybė, kad ieškotume ne tų dovanų, bet dovanų davėjo. Tyrink mūsų širdis, Dieve, padėk mums atsakyti klausimą, dėl ko mes tave mylime. O padėk mums viešpatie susimastyti, ką patraukus iš mūsų gyvenimo mums nebebūtų džiaugsmo.
Padėk Viešpatie iš tiesų Tavėje atrasti tą džiaugsmo šaltinį, Dieve. Ir kad mes saugotumėmės tų netikrų gelbėtojų, tų pakaitalų, kurie žada laimę, bet iš tiesų tik Tu vienas žinai, kaip mus padaryti laimingais ir panašiais į Tave. Mes nenorim, Dieve, karalystės be karaliaus. Norim, kad Tu karaliautum mūsų širdise. Laiminam, Dieve. Laiminam Alytaus miestą, prašom, Dieve, kad čia vyktų Tavo darbai, kad Tavo šviesos čia daugėtų, Dieve, Tavo darbas plėstusi. Apsaugok žmonės, Dieve, nuo nelaimių, siūsk Viešpatie savo šviesą, savo žodį čia, kad žmonių širdis gręžtųsi į Tave. Ir laiminu pastorių Darių, jo žmoną, jo šeimą, Dieve. Padėk Viešpatie ir toliau ištikimai tarnauti, suteik jėgų, suteik stiprybės, Dieve. Padėk, Dieve, ir toliau likti ištikimam Tau. Dėkojam Tau. Ačiū Tau, Dieve, Jėzaus vardu. Amen.